Sveiki visi tie, kurie laikote save sveikos gyvensenos entuziastai ar tokio gyvenimo būdo siekite. Taigi prisistatysiu, esu Tomas Kesminas, gyvenimo būdo treneris, kompanijos Herbalife nepriklausomas partneris. Kompanija Herbalife yra numeris 1 pasaulyje wellness produktų industrijoje, tiek gamyboje, tiek platinimo tinkle. Taigi šiandien aš noriu Jums papasakoti apie Herbalife Lift-Off produktą, apie tikrą energijos užtaisą jūsų kasdienai. Man labai patinka šitos rubrikos, nes ir pats pasiruošiu ir tiesiog jau mylėdamas šitos kompanijos produktus dar kartą įsitikinu, kokie produktai yra nuostabus. Taigi, ar dažnai būna taip, kad jaučiatės pavargę, ar galbūt trūksta motyvacijos, ar tiesiog vidurdienį ima ir senka jėgos, o vakare atrodo, kad energijos rezervai bakai visiškai tušti. Jeigu taip, jums reikia kažko ypatingo. Taigi šiandien aš jums papasakosiu apie Herbalife Lift-Off, citrininio skonio energijos bomba gėrimas, kuris akimirksniu pažadina jūsų kūną ir protą. Problema yra tokia, kad daug žmonių jausdami energijos trūkumą griebiasi kavos, cukraus, kupinų energetinių gėrimų, įvairiausių saldumynų. Bet ką jie iš tikrųjų gauna? Ogi labai trumpalaikį efektą. O paskui seka ir dar didesnis nuovargis. Taigi didelis kofeino ir cukraus kiekis ilgainiui alina mūsų organizmą. Ir ar nebūtų sveikiau rinktis sveiką alternatyvą, puikų sprendimą. Ir sprendimas būtent yra šitos šnipšančios, putojančios tabletės, energijos bombos, kurios suteikia budrumo, žvalumo ir be jokio nereikalingo cukraus perteklio mūsų organizmui. Jūs tikrai išbandę pajausite, kad išliekate žvalūs visą dieną ir neprarandat jokio produktyvumo. Na ir kuom ypatingas būtent tas Herbalife Lift-Off, ogi labai greitas energetinis poveikis. Vieną tabletę ištirpinat stiklinėje vandens ir pajausite labai tą lengvą gaminimo būdą. Puikiai turim gerai išmaišyti, taip šiek tiek palaužykim, cukraus nėra, energija iš natūralių ingredientų ir visiškai realiai 0 kalorijų, įsivaizduojat, ne 0, 10 kalorijų. Na ir sudėtį šiek tiek dar noriu jums pakomentuoti. Kofeino yra tik 75 mg, tai kaip vidutiniam kavos puodelyje. Jokio neigiamo šuolio energijos, jisai stabiliai ateina ir laikosi 2-3 valandas. Taigi B grupės vitaminai, jie padeda mums mažinti nuovargį. Taurinas, guaranos ekstraktas, tai yra puikūs natūralūs energijos šaltiniai, kurie palaiko ištvermę, dėmesio koncentraciją. Na ir dar norėčiau jums priminti ir pasidalinti sveikomis kofeino normomis. Taigi Europos maisto saugos tarnyba rekomenduoja, kad sveikas suaugęs žmogus gali suvartoti iki 400 mg kofeino per dieną. Nedaugiau, Tai maždaug yra 4-5 puodeliai kavos. Na, būkite atsargios nėščios ir žindančios moterys, merginos, taigi jums rekomenduojama neviršyti 200 mg per dieną, o paaugliams, tie, kurie yra nuo 12 iki 18 metų, tai norma yra 100 mg per dieną. Na ir kaipgi vartoti? Ogi kaip ir rodžiau, kaip ir minėjau, jau baigę tabletę ištirpti, įmetam vieną tabletę, jinai ir bus ta viena porcija, į 250 ml vandens, palaukiam, kol visiškai ištirps, dar neištirpo, bet jau beveik, reiktų patrinti, ir galima gerti ryte, prie sportą, vakare, gal jau tos energijos labai stipriai nereikia, bet tuomet, kai jaučiate energijos stygių ir kada ji yra reikalinga, galite gerti ir mėgautis šituo gėrimu. Tad jeigu norite būti žvalūs, energingi, pasiruošę bet kokiems iššūkiams, Herbalife Lift-Off taps jūsų kasdienių palydovų. Jeigu jums reikalingas tas natūralus energijos užtaisas darbui, gyvenimui, ir įsigyti galima tik pas Herbalife nepriklausomus partnerius, pas mitybos trenerius. Tad jei tokie nesate, kreipkitės į juos ir sužinokite, kaip jais galima tapti. Na ir dar norėčiau esu šiek tiek pasižymėjęs, noriu palyginimų apie šitą brūdą populiarų irgi visuomeniai Red Bullį papasakoti, ir palyginti jį su mūsų Lift-Off. Taigi, klausykitės kokie skaičiai.
Red Bullyje vienoje porcijai, va toj va skarponkiai, yra 163 kalorijos. Kad tokį kiekį energijos sudeginti, įsivaizduoti perteklinės energijos, kiek gauna 163 kalorijas, reikia nubėgti 6 mokyklos stadiono ratus. 6. Tai yra 2 kilometrus atstumą nubėgti. Ir va, turit va neutralizuoti va šitą energijos tokį kiekį, tokį sportinį fizinį krūvį padaryti, ne? Tuomet, kai liftofe, vienoje porcijoje yra tik 10 kalorijų. 10. Kofeino čia yra šiek tiek daugiau negu liftofe, 90 mg, čia yra 705. Galima sakyti, kad nėra labai didelis skirtumas. Cukrų liftofe yra 0, čia yra pas mus 39 gramai cukrų. Nu, vat, jums ir bombelė. Taigi, neskaitant to, kad čia yra visi B grupės vitaminai, C vitaminas, žodžiu, šitos šnypšiančios tabletės yra tikras gėris. Aš net ir pats dažnai dalyvauju padelio varžybose ir jeigu ne liftofas, tikrai būtų labai sunku išlaikyti tą aktyvumą, budrumą, 2 valandas žaisti tame pike vadinamam, tikrai nėra lengva. Mano sūnus Tauras irgi yra krepšininkas, tai prieš varžybas visą laiką irgi pasidaro šitą gėrimą. Galima netgi, jeigu labai tos energijos reikia, ir netgi 2 tabletės šaut, nieko čia baisaus, tie, kurie neturit kažkokių tai patologinių, fiziologinių, kažkokių bėdų, lygų, lygelių, tai drąsiai. Tiesiog normas įvardinau ir nepiknaudžiaukite ir neviršykite jų dienos bėgį. Taigi, ačiū visiems klausiusiem, jeigu bus kokių klausimų, parašykite komentare, pasistengsiu pakomentuoti, atsakyti. Na ką, tam kartu tiek, sėkmės visiems, siekiant savo geriausios fizinės formos. Ate.